Sveiki, su jumis sveikinasi Viltė, sąja kandidatė, Šaulių sąjungos narė bei šios diskusijos moderatorė. Pilietiškumo pulsu tinklaladė sugrįžo ir šį epizodą kalbinsime daktarą Norbertą Černiauską, sąja sendraugį bei istoriką. Šiandienos tema yra apie besipriešinančios Lietuvos studentus ir tai, ko dabartinis jaunimas iš to gali pasimokyti. Tai Norbertai, sakykit, kuo studentiški protestai išsiskyrė tarpukario ir sovietų okupacijos metu nuo kitų organizuojamų protestų? Sveiki. Klausimas toks nelengvas ir platokas, bet man atrodo, kad čia svarbu pabrėžti, kad studentai, kai jų Lietuvoje apskritai atsiranda tokia pakankama masė su tuo naujuoju universitetu 20 amžiaus pirmoji pusėje, tai ta grupė apskritai daugiau stebi aplinką, kas vyksta Lietuvoje, daugiau prisiema atsakomybės už tai, ką vyksta ir dėl to ir atsiranda, kaip jūs klausėte, toks studentas ir protestas ir protestavimas, kartais netgi toks dvižodis. Na tai dėl to studentų tie protestai įvairiausia forma, jie randasi nuo universitete kažkuo reikalaujant arba kovojant prieš kažkokią neteisybę. Bet o kuo išeidavo studentai, tarsi, prieš kokią neteisybę jie kovodavo? Tai visų pirma galėjo kovoti, pavyzdžiui, nuo tokių elementarių dalykų, kas ir dabar yra aktualu. Nepatinka kažkoks dėstytojas arba jis elgėsi kažkaip blogai. Galima taip, dėl studijų kažkokios tai formos gali būti nepatenkinti, dėl bendrabučio sąlygų. Tai tokių gali būti labai buitinių, paprastų temų. Gali būti ir kitokių dėl valstybės kažkokių tai įvykių. Pavyzdžiui, 26 metais studentai išėjo protestuoti prieš valdžią, kuri anot jų buvo pernelyg nusigręžė gal nuo valstybės reikalų ir taip toliau, ir net ten kilo visokios riaušės ir taip toliau. Tai galima sakyti, kad įvairūs labai spektras yra, dėl ko gali protestuoti studentai. Ir kokie pavyzdžiai, ar ne, dabar paminėt vieną pavyzdį, kokie buvo didžiausi, ar ne, tokie pavyzdžiai Lietuvos istorijoje tų studentų mitingų, kurie tikrai kažką pasiekė, kažką pakeitė? Aš tai netgi galvoju, prisiminčiau kokį 19 amžių, dar kai ta sena studentavimo tradicija, dar veikia neuždarytas Vilniaus universitetas ir jame veikia slaptos studentų organizacijos, filaretai, filomatai, šubravcai, kartu su miestiečiais, kartu su dėstytojais. Tai tos organizacijos labai tokios vaizduoti pagaulios. Slapčia ar pusiau slapčia kažkur žmonės susirenka, sprendžia kažkokius reikalus, kaip čia kažkokias visuomeniai ydas išjuokti, kaip čia mums pasiekti tobulėjimo, kaip čia padaryti galbūt, kad mūsų šalis vėl būtų laisva. Akivaizdu, kad jie savo tikslų nepasiekė taip 100%, bet daugelis tų studentų vėliau, man atrodo, dalyvavo 30-31 metų sukilime. Tai ta veikla kažkiek tai persima. O jau žiūrint į 20 amžių, tai galime irgi čia pat žiūrėti į 90-uosius, 91 metus ir galime matyti, kiek studentai įsijungia į ten parlamento gynybą, kiek dalyvavo savanoriškai tose agresijos sovietų, kai sovietai pradėjo agresiją prieš Lietuvą, kiek jie visur įsitraukė įvairius dalykus nuo žinių perdavimo į užsienį iki jų tokios, nežinau, ginkluotos kažkokios tai gynybos. Ar jie jungiasi kaip studentai, kaip bendruomenė, ar tai buvo pavieniai maždaug jauni žmonės? Ar tai buvo iš studentų bendruomenių kilusi būtent idėja prisijungti prie ar net parlamento gynimo ar tai kitų? Šituo paskutiniu atveju manau, kad buvo įvairių. Buvo, kad ir kursai ištisi išeidavo, arba dalis kursų, arba dalis gal net besikūrenčių ar atsikūrenčių organizacijų ir taip pat pavienių asmenų. Nepasakysiu, kad taip kažkaip vienaip ar kitaip.
kiek galima dabar atsiminimų visokių paskaityti, arba žmonės patys pasakoja, kad 90-91 metais atrodydavo kartais, kad paskaitos net nevyksta. Nu, pavyzdžiui, istorikai sako, ką mes čia sėdėsime auditorijose, mokysimės istorijos, kai dabar vyksta istorija už auditorijų. Eikim čia, dalyvaukim, nes čia mes galim viską nulemti. Tai va tokie yra įdomus atsiminimai kai kurių žmonių. Kokias priemonės dažniausiai pasitelkdavo studentai, ar ne, mes dabar matome kažkokie ar okupavimai pastatų, kas buvo anksčiau, ką naudodavo studentai kaip protesto ar ne, kažkokių mitingų priemonė, ar kokie būdai. Tai dėl to studentai, man atrodo, ir išsiskiria, kad jie nėra šiaip savo kažkokie tai kaimo bernai ar mergos, kurie ten pastvėrė pagalius, kažką bando daryti kažkokią tvarką. Vis tiek tai jau yra žmonės įsilavinę, daugmaž žinantis, ko nori, suprantantis, kaip maždaug susidėlioja čia pasaulis. Ir subtilumas, ironija, kažkoks tai tiesų žodis, nu ir netikėtas veiksmas, čia yra pagrindas, o ne minios kažkoks tai principas. Tai dabar sunku taip konkrečiai pasakyti, kokios, bet jos yra tiesiog subtilesnės, įvairesnės, negu kad šiaip paprasti žmonės sugalvotų. Vis tiek studentai jau turi ir žinių, ir drąsos turi, ir tiesiai pasakyti kažką, ir netikėtai padaryti, tai va dėl to, man atrodo, ir išsiskiria tuo studentija. Dėl to, kaip jūs sakėte, okupuojami pastatai, užimami, atsirado tokia tradicija vakarų universitetuose, kai kur 20-am amžiuje vidury, kad nepatenkinti kažkokiais dalykais, studentai ten užsibarikaduoja, kažko prašo. Dažniausiai aišku, nieko tai nesibaigia, bet dabar visa vakarų Europos, ne dabar gal, bet prieš kokių 10 metų, didžioji dalis vakarų Europos politinių lyderių, ryški dalis, buvo praėję protestus, tuos garsiuosius 68 metų, kurie nusirito per visą Europą. Aišku, ten buvo protestuojama dėl įvairiausių dalykų, sunku dabar įvardinti taip kaip į vieną, tokia gal daugiau gimstanti kairioji mintis prieš tokį senamadišką pasaulį ir visą kitą, karus vykstančius, kurie tiesiogiai net nelietė ypač europiečių. Tai daugelis politikų, aišku, jie buvo jauni, radikalūs, po to tas radikalumas gal baigėsi, bet daugelis tuose protestuose tiesiog užaugo kaip tokie politikai. Pradžia jų buvo. Stojant prie to radikalumo, ar ne, dabar mes irgi matome, kad yra studentai ir areštuojami, sulaikomi, galbūt ir tos formos, kurios dabar naudojamos, dėl kurių irgi dabar yra studentai suėmami, irgi būdavo naudojamos. Sakoma, kad studentai neturėtų būti radikalūs, bet protestai yra radikalūs. Ar tikrai yra tokie radikalūs, ar tikrai studentai neperžengia savo ribos, kaip tiesiog uždėdami to studento akademiko vardą, jie imasi tokių net radikalumo ir kur čia yra riba, ar ne, kur nubrėžti? Aš sakyčiau, kad riba yra ir ji yra tam tikra prasme dabar peržengta, nes anksčiau pats protestas, kiek aš dabar bandau taip eigoje galvoti, jis vis tiek buvo susijęs ir išeinantis iš akademijos kaip akademija, tai yra, kur tu nuolatos ieškai tiesos, bandai išsiaiškinti, prisikasti prie jos, principas. Tai protestas yra tarsi toks greitesnis būdas prisikasti prie tos tiesos ir galbūt supratus, kur ta tiesa yra, atsitraukti ir taip toliau. Dabar, man atrodo, to principo tiesos paieškos yra mažiau, yra tiesiog aktyvizmas. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad aš žinau, kad kažkokia grupė, kuri man nepatinka, yra neteisi. Ir aš visom priemonėm prieš ją kovoju, bet aš nesistengiu išsiaiškinti tiesos. Ta prasme, nesidėlioju argumentų tuo pačiu, nebandau suprasti, kodėl yra A, B ar C, gal pasikeičia mano nuomonė, o gal turėtų... Tai dabar yra tas toks daugiau aktyvizmo, o ne tiesos paieškų. Ir tai nėra gerai. Nes kartais stebint kai kuriuos protestus, net Lietuvoje, tu matai, kad
tiesa nėra svarbu, svarbu yra veiksmas. Ir čia man atrodo, kad yra šiek tiek prieš tą akademinį principą. Ar yra ta rizika, kad žmonės įtraukiami net nežinodami už ką ar nešūkauja, skanduoja dalykus ir taip jie į tą veiksmą, aktyvizmą yra įtraukiami? Na, vis laik buvo, ta prasme, tu būdamas, nežinau, 20, 30, 40 metų ar net 100, tu vis tiek nesuprasi visų dalykų iki galo, kaip kas vyksta. Tai man atrodo, kad pats įsitraukimas yra gerai svarbu, ta prasme, tu turi pasitikėti kažkokiais lyderiais, idėjom ir taip toliau, bet, vat, ką ir paminėjai, man atrodo, kad yra šiek tiek to... Čia nenoriu pasakyti, kad viskas vyksta, tie protestai yra kažkokie visi blogi ar dar, bet jo, kai veiksmas užvaldo aktyvizmas užvaldo, ta prasme, tą mano minėtą principą, paieškos atsakymo, kažkokio supratimo, noro suprasti, kad ir pagreitintai, kad ir radikaliau, tai nėra gerai. Ar tai dabar kažkokia tendencija yra čia, kad viskas einama blogai, tai nežinau, nemanau gal. Tikėkimės. Viskas čia kaip ir, viskas prasideda, viskas baigėsi, viskas kartojasi kažkiek, tai nėra to, bet... Jeigu mes taip grįžtume atgal į istoriją, dar mes dažnai kalbame apie tai, kad studentų protestai, bet ir istorijoje mes turėjome jaunų žmonių, kurie neturėjo galimybės ar nestudijuoti, būti akademikais, ar jie būdavo įtraukiami kaip jauni žmonės į protestus, kokia jų įtraukimo forma, kur dėtis tam jaunam žmogui, kuris tuo laikotarpiu negalėjo būti dalis akademijos. Tai Lietuvoje mes galim kalbėti tik tai labai apie nedaugelį dešimtmečių, kada visi iš esmės norintis ir įdedantis kažkiek pastangų gali studijuoti. Tai čia yra labai mažas laikotarpis apskritai. Dar prieš 100 metų studijavimas universitete buvo visiškai toks didžiulių valios ir finansų ir noro pastangų rezultatas galėjo būti. Tai akivaizdu, kad visuomeniai procesai, studentai visur buvo matomi ir matomi jau kaip tam tikro elito net dalis, nes jų būta nedaug visoje visuomeniai ir akivaizdu, kad kita visuomenė negalėjo būti atribota, kad jie nieko nedaro, nieko neįtraukiami. Jeigu mes žiūrėtumėm į savo Lietuvos istoriją 20 amžiaus ir jau tokį radikalų, kita prasme, įsitraukimą, kaip priešinimąsi, nesusitaikymą su okupantų totalitariniam sistemom, tai čia matom, kad čia nėra tik studentų kažkokia tai prerogatyva, kad tai yra visų jaunų žmonių, aktyvesnių gal, šiek tiek kažkur įsitraukusių, jau principas, reikalas. Ir negalim pasakyti, kad tik studentai yra tame, nes jų būtų tiesiog per mažai visam tam procese. Man atrodo, iki okupacijos 40 metų, jeigu aš neklystu, tik tai studentais ar ne 4000 žmonių yra pabuvoję toj nepriklausomai Lietuvoje. Tai dabar mes kiekvienais metais keliais kartais daugiau stoja į universitetus, tai jau galim pamatyti skirtumus. Tai tie 4000 iš tikrųjų buvo jau kažkoks elitas ir net partizanų tarpe. Jeigu tu buvai studentas, bent vieno ar ant 2 kursų, tu jau tikrai esi ten toj grupėje išskirtinis kažkuo ir istorija parodo. Lukša Daumantas, man atrodo, 1 ar ten 2 kursus, gal ir daugiau, architektūros buvo baigęs. Tai jau matom, kad jis išskirtinis, jo mąstymas išskirtinis yra, kaip jis veikia išskirtinai. Tai ir daugiau galbūt tokių pavyzdžių galima būtų rasti. Kalbant apie šiandienos Lietuvą, ar turime studentiškų protestų gerųjų pavyzdžių, ar ta tradicija yra išlikusi dabartiniai studentijai, žvelgiant ar ne, kaip buvo istorijoje ir kaip yra dabar? Tai jūs dabar pasakykit, kokius matot ar dalyvavot studentų kažkokiam proteste, pasisakymė, kas į galvą ateina pirmiausiai, nes kad susikalbėtumėm, nes aš dabar irgi pamastysiu tuo metu. Aš galvoju, kad, man atrodo taip iš šono, kad jų šiek tiek trūksta ir kad ta tradicija, ta stipri studentija, jinai yra šiek tiek nublėsus ir klausimas būtų, kodėl, kas galbūt prieš 10 metų ar ne, ar ten prieš 5 metus
nuslopino tą studentiją, kad tas akademiškas, kritiškas, tiesos ieškantis bendruomenė, jinai nebesusivienė taip aršiai, kaip susivienindavo anksčiau. Vienas dalykas, man atrodo, kad dabar, iš tikrųjų, tie žmonės, kurie sako, kad gyvename geriausiai savo laikais ir niekad geriau negyvenom, yra didžiąją dalimi teisūs ir kai yra tokie laikai, tiesiog dėti pastangas, protestuoti ir kažką demaskuoti yra, tiesiog per, nežinau, nebeužkliūdamos kažkokios gyvybiškai svarbios temos. Na, kaip užkliūdamos, kai prasidėjo karas, man atrodo, Ukrainoje plačios invazijos, tai mes matome, kiek įsitraukė visur studentai įvairius dalykus, kaip jie pradėjo stoti į Šaulių sąjungą, į karininkų kursus. Aš pats kaip dėstytojas mačiau, kiek savanorių pajėgas pradėjo išeidinėti, kiek tiesiog eina tarnauti į kariuomenę. Tikrai tas skaičius padidėjo. Tai reiškia, kažkas yra. Ar tai yra protestas? Nėra protestas. Tai tiesiog reagavimas į pačią tokią situaciją, kuri aplink mus vyksta. Tai aš dėl tų protestų, bet gali būti ir tokių paikų pavyzdžių. Man yra įstrigę, aš nežinau, kiek tie protestai, ten yra keletas gal studentų buvo, kaip buvo protestuojama dėl to, kai prasidėjo visos vakcinos, karantinai ir taip toliau, kad tai yra varžoma studentų laisvė studijuoti, kad nėra lygybės. Ir buvo tam tikrų protestų ir aš juos šiek tiek analizavau ir supratau, kad čia yra tiesiog net ne protestas, o bandymas kažkaip kaip tik, kokį čia terminą geriau pavartoti, gal įkaitinti visuomenę, labiau dar kažkaip sukelti kažkokių aistrų ir taip toliau, gali greitai pastebėti, kaip kas vyksta. Bet kaip atskyrė tai? Vat per tą analizę, kas išsiskyrė būtent nuo... Tiesiog nagrinėjai kažkokius pasisakymus, tai, ką žmonės sako, kokia yra realybė ir, dar jeigu gali panalizuoji tuos žmonės, jeigu juos gali kažkur tai sužinoti, kokias ten organizacijos, ką jie daro, ką veikia ir matai, kad čia toks jau net ant ribos yra tarp, nežinau, propagandos kažkokios tai įrankių ir taip toliau. Tai netaip šiek tiek atšoksti. Aš manau, kad pagundų tai daug yra studentam, kad tą padarykit, tą, net kai kas kaltina, gal jūs neaktyvūs esat, nieko nedarot, čia tiek blogybių. Tai man atrodo, kad kartais, kad nevyksta tie tokie masiniai kažkokie protestai, čia nieko blogo nėra. Reiškia, studentija deda savo pastangas, idėjas, mintis kažkur kitur. Kažkur kitur visą tai nueina. Nežinau, dirba, žmonės galvoja apie savo ateitį, reiškia daugiau ir taip toliau, kūrė kažkokius projektus, gal čia nueina visą tą energiją ir nereikia jos išeikvoti gatvėse. Ir pabaigai, tai ar studentų protestai yra sėkmės receptas, ar jie sėkmingi ar ne? Tai sakom, kad dabar galbūt daugiau jaunų žmonių nueina į Šaulių sąjungą, prisijungia prie platesnių protestų. Tai gal jie nėra tokie sėkmingi, ar vis dėlto istorijai matom, kad jie buvo sėkmingi, jie pasiekė tai, ko jie siekė ir tai dar galinga. Šitam klausime aš vis tiek daugiau matau optimizmo. Man atrodo, kad bendraja prasme, kelis metus dabar Lietuvoje mes matome, patys žinoma, ką mes jaučiam ir apie ką kalbam dažniausiai, tai kad yra mums tam tikra egzistencinė grėsmė, nes netoli vyksta karas, yra akivaizdus agresorius, kuris tikriausiai čia norėtų ateiti. Ir man atrodo, kad daugelis aktyvesnių arba turintis tą aktyvumo kažkokį tai užtaisą įsitraukia vienaip ar kitaip į šitą veiklą. Tiesiog išoriai kažkur atskiria, prioritetus mato svarbesnius ir skiria tam dėmesį. Ar studentai, ta prasme, yra variklis kažkokių procesų, permainų, kur jie galėtų būti kaip tokia svarbiausia jėga, kur viską nusprendžia? Taip, akivaizdu.
Bet kad jų nėra Lietuvoje, tai dar nereiškia, kad yra kažkas blogai. Reiškia, gal dar situacija nėra tokia. Aš nežinau, kas čia turėtų atsitikti, kad išeitų 5000 studentų ir nežinau kažką padarytų. Nu, paskutinė situacija, aš nežinau, kokia čia galėjo būti. Aš pamenu, kai buvo 2003 ar 2004 metai apkalta prezidentui buvusiam. Labai aktyviai dalyvavo studentai. Reiškia savo nuomonę, kad čia taip negali būti, čia yra šiek tiek nesąmonė, kas vyksta. Tai akivaizdu, kad nėra ko švaistytis, jeigu nėra ką daryti. Tai nežinau, ten 91 metais man atrodo, kad irgi labai svarbus indėlis yra istorija žiūrint, tai kai kurios sėkmingos revoliucijos be studentų įsitraukimo, tas gerąja prasme revoliucijas, kažin ar būtų įvykusios. Tai net ir dabar ten žiūrint, netgi dabar žiūrint į Ukrainos Maidano visas tą oranžinę pirmąją ir ypač tą antrąją prieš 10 metų, prieš 11 jau, man atrodo, kad ten studentų įtaka buvo milžiniška. Ir pavyzdžiui, dabar užsivedžiau šiek tiek, bet net sovietinė valdžia, pavyzdžiui, Kauną traktavo kaip tokį galimą grėsmingą miestą ir iš ten iškėlė humanitarinius fakultetus, kad nebūtų. Nes humanitarai linkę daugiau, taip, nėra jie kažkuo geresni ar blogesni, bet linkę kartais daugiau klausimų iškelti. Arba ten susisaistyti, nežinau, kelti klausimą apie valstybę buvusią. Tai jie yra labiau stebimi, net iškelia kažkur į kitus miestus, kad nebūtų tų fakultetų pernelyg daug, nesikoncentruotų jie vienoje vietoje. Tai matom, kad net toks režimas totalitarinis išsigando arba bijo studentų, bijoja kažkuria prasme. Tai tikėkime, kad ta, kaip sakant, studentų dvasia yra pasiskleidusi iki šiol. Tai ačiū daktarui Norbertui Černiauskui, Saja Sendragiui, istorikui. Ir čia su jumis tinklalaidė Pilietiškumo pulsu ir aš šios diskusijos moderatorė Viltė. Iki kitų pasimatymų.